Prisiminiau, kad guli čia tavo skarda iš čionai. Nu ką, vaizdelis čia ne pats gražiausias, bet tokia ta realybė. Jeigu galvojat, kad aš žinau, kaip tą padaryti, tai jūs klyskit. Reikia plaktuku patikėti. Vienu geležiu bus mažiau, dabar reikia įdėti plastiką. Galima buvo išvalyti, aš to nepadariau. Kuri čia planeta? O kas čia per dešra? Jo, šitą reikėjo turbūt iš pradžių dėti, ne? Nes paskui jisai netilps, taip. Bet ne. Nu gerai. Taigi darbai persikėlė į galinį automobilio dalį. Ką tik baigiam darbus priekį. Pakeičiau variklio tepalą, praploviau variklį. Galit dabar pasižiūrėti, kaip man sekėsi. Nu ką, tarabumbiai. Turim šiandien planą. Turim tepalų pigių. Turim netokį pigų filtrą. Turim variklio plovimo priemonę ir turim karterio varžtą. Manau, kad kaip ir aišku, ką darysim, ar ne? Pradėsime nuo variklio plovimo, kur čia instrukcija. Tinka varikliams be turbokompresoriaus. Pats tas. Įpilti prieš tepalų keitimą, užvesti, pakūrenti 20 minučių, pakeisti tepalus. Ir šitų 300 ml bakelių užtenka 5 litrų tepalui. Tai mums jį puikiai tinka. Supilam šitą ir pašildom variklį. Padarom cold startą. Nu, akivaizdu, kad dar yra kur patobulėti šiandien su to varikliu. Nu, čia viduje servise 10 laipsnių šilumos, tai klausimas, kaip jis laukia užsivestų žiemą. Turbūt niekaip. Šildom dabar variklį, laukiam 20 minučių ir tada keisim tepalus. Pažiūrėsim, kas išbėgs. Golfas standartiškai truputį nori perkaisti. Nu ką, 20 minučių praėjo. Atsukti šitą varžtelioką ir tada bandysim atsukti šitą filtrioką. Karbiuratorius ir būgniniai stabdžiai. Čia yra du dalykai, kuriuo aš labiausiai nekenčiu automobiliuose tikriausiai. Ir abu šitie dalykai yra šitam golfe. Su karbiuratorium daugmaž išsiaiškinau. Dabar pereisim prie būgninių stabdžių. Šitam golfe neegzistuoja rankinis stabdis. Man atrodo, yra tik vienas rankinio trosas. Maža to. Labai garsiai ūžia šito rato guolis. Lendam čia, nusiimam ratą, pasižiūrim, kokios būklės patys būgnai ir pasižiūrim, kas čia su tais trosais, kodėl jų nėra ir ar galime juos įdėti. Kažkas baisaus. Dabar, manau, reikia nuimti šitą dangtelį. Nelabai suprantu, ką darau.
Turim va tokį va duslintuvą. Jame kliuksi vanduo, tai sužinosim, kiek vandens telpa į duslintuvą. Čia yra dvi dalys, galinis bakelis ir vidurinis bakelis. Pagal planą turėtų atsijungti vienas nuo kito ir tada jos galima išimti. Bet čia viskas suvirinta ir aš turiu perpjauti tam, kad galėčiau jos išimti, nes kaip matot, trukdo galinis tiltas. Kadangi baigėsi bulgarkės diskeliai, negalėjau to padaryti. Dabar turiu diskelių ir turiu dar kai ką. Golfo duslintuvą. Tikiuosi, kad tiks. Toliau turiu dar dalių, kurių tikiuosi man visų neprireiks, bet pasiėmiau mažą ką. Kodėl jų reikia? Kodėl galimai jų reikia? Todėl, kad šita stebulė atrodo va taip. Tai kažkas, akivaizdu, kad keitė guolį, arba galbūt netgi guolis čia ir subirėjęs buvo ir nudrožė. Tai labai nenoriu jos keisti, nes čia kuo giliau į mišką, to daugiau, ko ten daugiau būna. Žodžiu, norint jį pakeisti, reikės nusukti visą šitą, o tada reikės pajudinti vamsdelį, o tada jis gali nulūžti, o tada reikės nuorinti ir reikės cilindriuko. Cilindriuką beje aš turiu, bet neturiu vamsdelio ir noro. Tai va, bandysim prasisukti kažkaip tai jo nekeičiant arba kažkaip tai jį pakeisti taip, kad viskas čia atlaikytų. Nežinau, nėra tas vamsdelis surūdėjęs visiškai. Gal aš čia kažkaip tai jį taip gražiai ištraukčiau, truputį atitraukčiau ir kažkas gautųsi. Nežinau. Beje, čia labai tamsu, nes nešviečia viena lempa. Paspauskit like ir aš ją pakeisiu. Ta prasme, jeigu aš jau čia lendu, tai būtų gerai pakeisti cilindriuką, šitą guolį, tada galbūt, kadangi jau presuosiu guolį, tai gal ir būgnus naujus reiktų įdėti. O jeigu jau čia esu, tai galbūt ir blogus salemblokus reikėtų pakeisti. O ta proga tada gal jau ir amortizatorius reikėtų pakeisti. Žodžiu, restauracija. Kas dar iš dalių yra? Tai čia kita stebulė. Spiroklyčių pasiėmiau irgi mažą ką, kad čia vidury nakties besikrapštant neužstrikti dėl kažkokios smulkmenos. Pasiėmiau, nedaug kainuoja. Bulgarkės diskelį. Ir čia dar vienas diagnostinis prietaisas. Paskui galėsim išpakuoti ir pasižiūrėti, jeigu įdomu. Parašykit, ar įdomu. Stabdžių diskai. Dar vienas komplektėlis ir čia gal guoliai kokie. Jo, čia ratų guoliai. Planas yra keisti vieną rato guolį. Ir ką dar? Vieną rato guolį. Ar ten dar kažkas blogai yra? Gal ne. Tai planas tik tai guolį pakeisti. Nu tai viskas, tada važiuojam. Na ką, planas buvo neblogas, bet pats metas jį pakoreguoti. Tai dabar jau mes nekeičiam guolių ir nekeičiam rankinio trosų. Dabar mes atsukinėjom tokius sužudysius varžtus ir kai aš juos atsuksiu, sužinosit, kodėl tai reikėjo padaryti. Čia yra galinis golfo tiltas. Man sukelia įtarimą vieno salembloko būklė. Čia kažkaip tai labai viskas nerimtai atrodo. Manau, kad taip neturėtų būti. Nusiųsiu nuotrauką savo bičiuliui Tautvidui ir jis man pasakys, ar man čia reikia salemblokus pakeisti, ar ieškotis kito tilto. Dar vienas keistas dalykas, kai įdėjau keleivio pusės rankinio trosą ir iškišau jį į saloną, salone jis nepasirodė. Čia yra vairuotojo pusės trosas, originalus ir panašu, kad skiriasi jų ilgiai. Būsiu nusipirkęs netokius trosus. Nu ką daugiau pasakyti, jeigu būčiau anksčiau tiltą nuėmęs, nereikėtų pjauti su bulgarke bakelių. Nu dabar man nieks netrukdo bakelių uždėti. Nu kaip ir trukdo, paskui trosą bus sunku įdėti. Aš iš viską nors galiu dar čia šiandien veikti ar ne? Tai golfas jau nebevažiuoja, kaip suprantat, ta prasme, jis jau čia dabar
pakybo ir išvažiuos tik tai, kai bus sutvarkytas tiltas. Nu ką, bičiuliai, šiandien dėja daug nepavyks nufilmuoti, bet tikiuosi, kad pavyks daug padaryti. Labai spaudžia laikas. Šitas golfas užima keltuvą jau beveik savaitę. Tai visiškai neplanuotas dalykas, kuris atsitiko su tiltu. Ant keltuvo turi keliauti šitas automobilis ir dėl to man reikia kuo greičiau atlaisvinti keltuvą. Trumpai papasakosiu, kur mes šiuo metu esame ir ką mes darom. Čia yra tiltas. Sutvarkiau rūdis, nudažiau, nuvežiau pas Roką į garažiuką, kas žino garažiuką, paspauskit like. Pakeitė man salimblokus, man čia pačiam tikrai per sunku tą būtų buvę padaryti. Ir pakeitė amortikų apsaugas ir va šitas valekštutės, nes viena iš jų buvo prarūdijusi, o gal ir dvi, nežinau, žodžiu pakeitė. Skambino ką tik Ugnius, atkeliauja, jis mums padės. Kaip sakiau, reikia atlaisvinti keltuvą ir tą aš norėčiau padaryti šiandien, bet šiuo metu yra 20 valandų 32 minutės ir reikalų yra kalnas. Tai didelių vilčių nededu, bet padarysim ką galim. Reiškia, įdedam amortizatorius, tiltą, sujungiam stabdžius, pakeičiam guolius, pakeičiam stabdžius, nuorinam viską, pajungiam rankinio trosus ir išvažiuojam. Ar tai pavyks? Nežinau, sužinosim netrukus. Šįryt šaltoka šiek tiek. -11. Ar bulka užsives?